Sveiki, tai ką, noriu pasveikinti visus su naujaisiais metais. Pasibaigė vieneri metai, prasidės dar geresni metai. Labai džiugu, kad laikas bėga ir viskas tik gerėja ir gerėja. Reikia norėti, kad viskas gerėtų, reikia daryti viską, kad viskas gerėtų ir viskas po biškį pradeda gerėti. Man šitie metai buvo nuostabiausi, iš tikrųjų vieni geriausių metų mano gyvenime, finansinė prasme, kelionių prasme. Yra dvi nuomonės dėl mano finansinių šitų metų. Yra viena nuomonė, kad aš tapau milijonieriumi ir kita nuomonė, kad netapau milijonieriumi. Abidvi nuomonės yra labai geros, labai pagristos ir aš iš tikrųjų pritariu ir vienai nuomoniai, ir kitai nuomoniai. Iš tikrųjų taip, tai buvo lūžio metai pas mane. Aš nutariau išeiti į pensiją, aš nutariau daugiau nebedirbti advokato darbo. Aš ten esu Rusijoje dar prisiregistravęs advokato ir ten turbūt visą gyvenimą aš kabėsiu kaip advokatas. Bet man iš tikrųjų atpuolė tas poreikis finansinis dirbti, kad galėčiau gyventi, galiu gyventi ir nedirbti. Tai iš tikrųjų per 10 metų, kur aš buvau advokatas, aš pakankamai pavargau iš tikrųjų ir tas darbas nebeatneša man tiek daug entuziazmo kaip pradžioje. Darbas tapo rutina, darbas tapo ne tiek challenging, ne tiek įdomus. Aš priverčiu save dabaiginėti darbus, kuriuos pradėjau, bet jau stengiuosi neimti naujų darbų. Imu pakankamai mažai naujų bylų, kartais dėl tokių visokiausių įsitikinimų savo dar darau bylas, bet tikiuosi, kad galutinai užbaigsiu visas bylas per artimiausius metus, 25, ir nebedirbsiu advokato darbo, kad gyvenimas neprivers mane dirbti vėl dar kartą. Labai gerai pakeliavau iš tikrųjų, 26 naujos valstybės, 23 metais pas mane buvo 33 naujos valstybės, tai šiais metais aš keliavau lėčiau dėl to, kad pagerėjo mano nusikaltimų bylos. Iš tikrųjų pas mane buvo 23 metais ir dar 19 metais motyvacija keliauti biškį greičiau, nes aš nežinojau, kaip vystysis mano baudžiamusios bylos. Galbūt bus taip, kad aš negalėsiu keliauti dėl to, kad aš padariau labai daug nusikaltimų prieš Lietuvą. ir teismai ir prokuratūra bandys mane gaudyti. Bet ne, kuo toliau, tuo geriau. Baltarusija suteikė man politinį prieglobstį, bet tai jau buvo prieš seniai, ne šiais metais. Turiu Baltarusijos pasą, plus Nyderlandų vidaus reikalų ministerija priėmė sprendimą jokiais būdais neišduot mane į Lietuvos rankas, kadangi Lietuva yra nedemokratinė valstybė. Pasakykim. Tiesiai šviesiai, kad tai yra diktatūra. Iš tikrųjų, yra daug problemų su žmogaus teisėm Lietuvoje. Ir aš dabar turiu tą nuostabų Nyderlandų vidaus reikalų ministerijos sprendimą, kad jokiais būdais Europos Sąjungoje manęs negalima areštuoti pagal Lietuvos arešto orderį. Mane jau šiais metais buvo sulaikę ir Nyderlanduose 2 kartus, ir Italijoje, Vengrijoje, Belgijoje, Ispanijoje, Lenkijoje. Dar kažkur, man atrodo. Vat kiek prisimenu sulaikymų, aš jau pripratau prie tų sulaikymų ir jie pasibaigia visada nieko, niekas neišsiunčia manęs į Lietuvą. O pakeliavau vis dėlto taip, 24 metais gerai, 26 naujos valstybės, tai aš pradėjau metus Mikronezijoje, sutikau tuos praeitus naujosius metus Mikronezijoje, po to iškeliavau į Maršalo salų respubliką, Kiribasas, Nauru, Samoa, Tuvalu, Indonezija, Timoras,
Singapūras, Malaizija, Brunėjus, Tailandas, Indija, Omanas, Kataras, Bahreinas, Kuveitas, Saudo Arabija, Libanas. Tarp kitko, Libanas, jo griuvėsiai tų senųjų civilizacijų yra įspūdingesni nei Atenuose, kur aš dabar sėdžiu. Va dabar už mano nugaros Akropolis. Libane tos ruinos yra daug gražesnės, iš tikrųjų. Jeigu rinktis dėl grožio, įspūdžio ir vertės iš tikrųjų architektūros paminklų, tai Libanas stovi daug aukščiau nei Graikija. Nors Graikijoje yra daugiau žmonių, kaip jūs matot už mano nugaros. Tai va, Sirija, pagavau Siriją, bet netoli, netoli buvau, 7 kilometrus nuo sienos, tik tai patekau į Sirijos gilumą ir po to reikėjo grįžti. Bet mačiau Asado Siriją, tai dabar labai bus įdomu pažiūrėti Siriją po Asado. Ir po to aš nuskridau į Gijaną. Gijana buvo mano paskutinė valstybė Amerikose. Tai dabar užbaigiau Pietų ir Šiaurės Ameriką, visas valstybės. Ir paskutinė buvo Gijana. Tai kad ir Okeanijos kontinentą, aš irgi Australijos Okeanijos kontinentą irgi šiais metais užbaigiau. Tai paskutinė valstybė buvo tenai Tuvalu turbūt jo. Ir po to iš Gijanos aš grįžau į Iraką, padariau klaidą, nes atvykau į Iraką vasarą per pačius karščius, tai ten buvo plus 60 laipsnių lauke ir dar šūdas yra tame, kad taksistai yra gaidžiai. Man reikėjo 10 km pravažiuoti su taksu. Aš klausiu taksisto, kiek kainuoja, jis man sako 70 eurų. Blet, 70 eurų už 10 km? Jis psichas. Akivaizdu, kad tai yra manipulacija, bet kito takso nebuvo, tai man reikėjo 10 km eiti pešiom, o laukia buvo plus 55. Bet geriau taip, nei sumokėti tam urodui 70 eurų. Ne, žinokit nieko, 1-2 kilometrą praeini ir kaip plus 55. Ir po to jau pripranti ir likusius praeiti yra lengviau nei pirmus 2 kilometrus. Irakas iš tikrųjų yra labai gražus. Karbalos mečetė yra, aš sakyčiau, jį įeina į 2 gražiausių mečečių pasaulyje. Karbalos Irake ir Mekos Saudo Arabijoje. Ir po Irako tada aš nutariau biškį užbaigti Rytų Aziją, tai nuvykau į Kiniją, iš Kinijos, bet Kinija aš jau ten buvau pernai, tai čia nebuvo mano nauja valstybė Kinija, bet gerai pakeliavau po Kiniją, po to reiškia Mongoliją, labai seniai norėjau patekti į Mongoliją. Tai yra, tas mongolų genas mane ir verčia iš tikrųjų keliauti, tai yra ta protėvių žemė, kur gaminami tie keliautojų genai. Ir iš Mongolijos tada per Kiniją užbaigiau Indokinijos regioną, Vietnamas, Kambodža, Laosas. Ir paskutinė valstybė šiais 24 metais, tai buvo Cabo Verde, jau Afrikoje, vakarų Afrikoje, dėl to, kad aš tiesiog turėjau daug reikalų Europoje. Ir iš Europos kažkur reikėjo šaut, tai nutariau į Cabo Verde. O po to dabar naujosius metus nutariau praleisti Atenuose, dėl to, kad šilta vis dėlto. Dabar plus 17 laukia Atenuose. Gražu ir norėjau pažiūrėti fejerverką virš Akropolio, aš ten nusileisiu apačion iš aikštės. Šiandien naktį žiūrėsiu. Plus Graikijoje taip, turiu aš įvairiausių draugų, su kuriais irgi yra įdomu. Sekančiais metais, man liko 14 valstybių Azijoje ir tada Azijos kontinentas bus užbaigtas. Kita vertus, tenai Azijoje jau prasideda tokios pavojingos valstybės, tarp tų 14 yra Afganistanas, pavyzdžiui, ir Jemenas, kur važiuoti reikia labai atsargiai. Po to prasideda Afrika,
kur taip pat yra daug valstybių, kur reikia važiuoti labai atsargiai. Afrikoje pas mane dar 45 valstybės, tai yra labai daug. Bet ten įdomu. Tai vat kalbant apie tos 10 metų, kur aš buvau advokatas, iš tikrųjų, tenai Delfis iki šiol rašo, kad aš apsimetėlis advokatas, kad aš ne advokatas, aš jau išėjau beveik iš advokato darbo, bet jie ten vis tiek ten rašo. Iš tikrųjų, tai buvo sėkmingi 10 metų, iš tikrųjų labai sėkmingi 10 metų, iš tų 10 metų aš išėjau su milijonu eurų ir buvo daug nuostabių bylų laimėta, buvo daug kas pralaimėta ir aš vis tiek mačiau visada savo tą advokato darbą kaip istorinę kažkokią misiją pakeisti pasaulį. Tai pavyko padaryti tik tai iš dalies. Ir iš tikrųjų aš noriu palikti jau misiją ateinančiai kartai, dakeisti pasaulį iki galo. Kas nepavyko? Nepavyko iš tikrųjų man sukurt struktūros advokatų kontoros, kur dirbčiau ne tik tai aš vienas, bet būtų daugiau žmonių ir tą advokatų kontorą keistų tą pasaulį, nes aišku, uždirbti, aš net nežinau, kas man buvo visada svarbiau, pakeisti pasaulį ar uždirbti pinigus. Pinigus buvo uždirbti svarbu, bet aš tiek daug rizikavau, kur aš galėjau prarasti daugiau pinigų, rizikuodamas ir keisdamas pasaulį, kad galbūt vis dėlto tai parodo, kad pasaulio pakeitimas man buvo svarbesnis nei pinigai. Bet va tai žiūrėkit, reiškia, ko nepavyko padaryti per šitos 10 metų. Nepavyko sukurti struktūros, kur dirbtų daugiau žmonių nei aš ir kuri ta struktūra, ta įmonė, advokatų kontora naudotųsi tokiom pat priemonėm, tą pačią metodologiją kaip aš ir stumtų pasaulį ten, kur jam reikia dasistumti. To nepavyko padaryti, aš išeinu iš advokato darbo ir praktiškai greičiausiai niekas daugiau to nedarys. Bet tame nėra didelės problemos, nes ką aš supratau, kad aš pradėjau tikėti tą zeitgeistą, kad tai yra epochos dvasia. Ir šiai epochai, pavyzdžiui, nereikia galbūt tų pokyčių teisėje, politikoje, apie ką aš galvojau ir ko aš siekiau. Nereikia to. Lietuvių tauta, pavyzdžiui, nėra pribrendus. Jos teisinė sąmonė yra šūdo lygmeny. Ir tai yra labai gerai. Koks skirtumas? Man koks skirtumas? Aš pasiėmiau savo milijoną eurų ir aš einu toliau keliauti po Aziją, Afriką ir daryti daug kitų nuostabių dalykų. Galbūt dar imsiu vieną kitą bylą, bet tai bus taip, kaip daro pensininkai, taip biški, kai yra laiko, bet tai jau atsipalaidavimas. Iš tikrųjų negalima visą gyvenimą dirbti vieno darbo, tai 10 metų advokato darbo tai yra per daug. Tai va, tai nuostabiausi buvo metai, vieni sėkmingiausių mano pasaulyje, mano gyvenime, dėl pinigų, dėl kelionių ir dėl mano visų baudžiamųjų bylų. Sekantis metai bus dar geresni ir tikiuosi visiems jie bus daug geresni. Sėkmės! Prisirašykite prie mano kanalo, o jeigu jums reikia parašyti skundą į Europos žmogaus teisių teismą arba aukščiau į Jungtinių tautų organizacijos teisminės institucijas, parašykite man e-mailą